Rašytojo Roberto Louiso Stevensono XIX amžiuje sukurta kraupoka istorija apie daktarą Džekilį ir poną Hydą liudija, jog mūsų viduje, pasąmonėje iš tiesų glūdi demonai, kuriuos nesunku pažadinti, tačiau netai paprasta vėl sutramdyti. Kita vertus, žmonės nuolat elgiasi nesavanaudiškai, padeda nepažįstamiems, gelbsti skęstančius. Deja, paprastai labiau pastebime blogus dalykus. Nenuostabu, jog šiuolaikinė teisė ir socialinė politika dažnai traktuoja žmonės kaip savanaudžius. Ar iš tiesų mes reaguojame tik į bausmes arba finansinės paskatas? O gal mumise glūdinčią sąžinę įmanoma pažadinti, šitaip skatinant altruizmą? Pažiūrėkime, kokie mechanizmai verčia demoniškai Hydą pavirsti daktaru Džekiliu. Ir ar įmanoma tai suprasti ir panaudoti, siekiant harmonijos mūsų susipriešinusioje, nepatenkintų ir įtarių individų visuomenėje? Jeigu kalbam apie tai, ką galėtumėm padėti žmonėms čia gyvenantiems, tai aš būčiau linkęs iš pradžių sužinoti iš jų pačių, ko jie nori. O kai pažiūrim į visokiausias sociologinės apklausas, tai didžioji dalis žmonių nori pinigų. Jiems idėja, kad kuo daugiau pinigų, tuo daugiau laimės, atrodo absoliučiai savaime aiški. Kai atsivėrė sienos, lietuviai ėmė važinėti po užsienį, lyginti valstybės ir jų socialinės sistemas. Aplankius Skandinaviją paaiškėjo, kad galima gyventi visiškai kitaip, kai valstybė yra sukurta žmogui. Visų pirma, į akis krito materialinė gerovė. Atrodė, kad gero gyvenimo esmė – užsidirbti kuo daugiau pinigų. Tačiau lazda turi du galus. Bet kurioj kultūrai, bet kurioj visuomenė ir valstybei laimės jausmas kylant pajamoms kyla tik į tam tikrą lygą. O paskui pasiekus tą lygį jis pradeda mažėti. Pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje tas laimės pojūtis kyla, kai žmogaus pajamos maždaug kyla iki 55 000 svarų metams, o paskui tom pajamom didėjant laimės pojūtis ima mažėti. Ir psichologai, ekonomistai tyrinėja šitą reiškinį ir jų paaiškinimas yra labai paprastas, kad iš tikrųjų tada patys pinigai pradeda kelti reikalavimus, rūpintis jais ir jie uždeda savo apynasrį žmogui. Deja, pasaulinės tendencijos tarsi patvirtina, jog šią tiesą mažai kas žino. Tyrimai liudija, jog altruistinis elgesys, bendruomeniškumas vakarų pasaulyje pastaraisiais dešimtmečiais sumenko. Priežasčių keletas. Viena vertus internetas, elektroninės pramogos skatina žmonės likti namuose, izoliuoja vienus nuo kitų. Tai savo ruožtų skatina narcizmą, materializmą ir pavydą. Kita vertus, ne vieną dešimtmetį visuomenėje buvo skatinamas godumas. Sėkmė buvo vertinama sukaupto turto kiekiu. Vienas skaudžiausių to padarinių – prieš keliarius metus pasaulį nusiaubusi finansinė krizė, kurios kaltininkas Homo sapiens virtęs Homo economicus. Blogi pavyzdžiai lengvai užkrečia žmonės. Juk tie garsus Abu Graibo kalėjimo kankintojai amerikiečiai, taigi savo Amerikoje, kol jie neišvažiavo į tą Afganistaną, į tą karą, jie buvo paprasčiausi vaikinai ir merginos. Jie iš tikrųjų nebuvo kankintojai, jie nebuvo sadistai, bet ta aplinka ir spaudimas, kad jie privalo daryti kažką, kas privalo užtikrinti kažkokias tai, sąlygas, elgesį, paklusnumą, vedė prie to, kad tas elgesys net nejučiom jiems patiems darėsi labai žiaurus. Ir aš noriu pasakyti, kad prigimty mūsų to žiaurumo yra iš tikrųjų labai daug. Ir todėl kultūra daro ką? Jinai uždeda tam tikrus moralinius reikalavimus. Psichologai teigia, jog kiekvieną žmogų apibūdina 3 pagrindiniai psichologiniai bruožai – paklusnumas valdžiai, mūsų supančių žmonių elgesio mėgdžiojimas arba konformizmas ir empatija. Šie bruožai lemia, kaip ir kada žmonės pasielgs nesavanaudiškai, prosocialiai. Tai reikia juos aktyvuoti. Iš tikrųjų, noras ir poreikis kartais paklusti yra absoliučiai būtinas išgyventi. Pavyzdžiui, kažkokių krizių karų metu, kur jeigu kiekvienas darytų, kaip jam atrodo, tai iš tiesų būtų chaosas. O ten kaip tik reikalinga tvarka ir ją turi įvesti kažkas, kas turi autoritetą arba tiesiog formalią valdžią. Todėl yra situacijos, kai šitai yra tiesiog būtina išgyvenimui. Toliau antras dalykas, sugebėjimas kažkaip tai prisitaikyti prie tų, su kuriais gyvenu, yra tikrai didžiai daliai tiesiog būtina savybė, todėl kad leisti savo būti kitoniškam, leisti būti balta varna, psichologiškai brangiai kainuoja. Kadangi instinktai ir bendruomenių funkcionavimo mechanizmai veikiami aplinkos formavosi tūkstančius metų, tokios visuomenės narių elgesį pakeisti labai sudėtinga, o kartais apskritai neįmanoma. Pavyzdžiui,
Madagaskare buvo bandymai padėti žmonėms, ten reiškia kelti jų į žemės ūkio efektyvumą, tai yra, sakysim, piniginėmis išmokomis. Tikintis, kad jie už tai pirks sėklas, trąšas, kad jie, taip sakant, tuo pačiu padidės produktyvumas, tuo pačiu bus išspręstos skurdo problemos. Pasirodo nieko panašaus. Tenai buvo ir iki šiol yra protėvių kultas. Jie šitos pinigus papildomus išleisdavo pirkdami cementą ir statybinės medžiagas, statydami prabangesnius antkapius savo protėviams. Ne tik archaiškų bendruomenių tyrimai, bet ir naujausias eurovizinis barzdotos moters pavyzdys liudija, kad įvairių kultūrų žmonės dažniausiai agresyviai reaguoja į kitokį elgesį arba į bandymus primesti savas žaidimo taisyklės. Kuo tas elgesys ar normos labiau skiriasi, tuo agresyvesnė reakcija. Todėl polinkis neišsiskirti irgi yra išgyvenimo strategija. Norint įsilieti, pritapti ir keisti, iš pradžių reikia perimti vietos bendruomenių vertybės, svarbios net detalės. Kodėl, sakysim, santykinė sėkmė mūsų aitvaro tenai grupės? Nes jie kai kuriais atžvilgiais, reiškia, perimdavo tų, reiškia, talibų tam tikras, elgesio formas, nesiskusti, sakysim, per dažnai nesiprausti. Tai yra, kad tas barzda ir tam tikras kvapas ir vyriškumo požymis su jais tada skaitomasi, kaip su saulygiaverčiais, o ne su ateiviais iš kažkur iš kito pasaulio, iš kurių geriausiu atveju gali, ką nors iškaulyti arba pavogti. Tokių sėkmingų pavyzdžių, įrodančių, kad visuomenės tradicijų būdo mokslinė analizė gali praversti, yra ir daugiau. 20-ojo amžiaus viduryje Jungtinių valstijų antropologė Ruth Benedict atliko Japonijos visuomenės studiją, pavadinusi ją Chrizantema ir kardas. Ta knyga buvo, kaip vadovėlis amerikiečių okupaciniai kariuomeniai, suprantant Japonijos visuomenės struktūrą, vertybės ir taip toliau. Ir atsižvelgiant į tai, vadovaujantis tomis vertybėmis, Japonijos visuomenė, tradicinė visuomenė buvo transformuota, kad tapo vakarietiška visuomenė, išsaugodama savo savitumą, savo tradicijas ir panašiai, bet puikiausiai integravosi. Beliko trečiasis psichologinis bruožas – empatija. Tai ryšys garantuojantis, kad vienas kitą suprantame, jaučiame ir atjaučiame. Tai padeda prognozuoti, kaip sureaguos kitas žmogus, numatyti savo elgesio padarinius. Empatija jau yra truputį kitas dalykas, tai yra ne išgyvenimo, o sugyvenimo sąlyga. Nes empatizavimas yra procesas, kuris vyksta tik tarp dviejų žmonių ir jis yra apie mano gebėjimą pajausti, ką jaučia kitas. Kiekvieno mūsų sąžiningumas gali priklausyti nuo aplinkos poveikio. Ta tvirtina Princetono universiteto profesorė Lynn Stout knygoje Ugdant sąžinę. Socialiniai eksperimentai patvirtina, jog prosocialus elgesys gali būti skatinamas, keičiant socialinį kontekstą. Taip galima išnaudoti minėtas mūsų savybės – paklusnumą, mėgdžiojimą ir empatiją. Pakanka pakeisti kai kurias taisyklės, labiau įvertinti altruizmą, viešinti gerus pavyzdžius. Žmonių psichologijoje karts nuo karto ima vyrauti vienos arba kitos iš tų trijų pagrindinių savybių, tuo labiau, kad didžioji dalis jų yra iš tikrųjų sąlygojama nesąmoningų motyvų. Aš nežinau, kodėl aš taip darau. Aš nežinau, kodėl man šiuo metu reikia vado. Kai kas mano, kad dėl egoizmo paūmėjimo pasaulyje ir moralinio pakrikimo kaltas religijos vaidmens susilpnėjimas. Tačiau faktai liudija ką kita. Religijos vaidmuo visuomenės moraliai pervertinamas. Pavyzdžiui, Italija yra religiškai vienalytė, katalikiška šalis, tačiau šiaurinė ir pietinė dalys labai skiriasi viena nuo kitos pagal socialinį kapitalą ir tarpusavio pasitikėjimo lygį. Norvegijoje, Švedijoje ar Suomijoje, kur religingumas mažiausias, pasitikėjimo valdžia ir kitais žmonėmis lygmuo didžiausias, o pragyvenimo lygis aukščiausias, kaip ir žmonių pasitenkinimas gyvenimu. Religija reguliuoja tik tai dalį žmogaus elgesio, tikrai ne visą. Ir jeigu mes kalbam apie tai, kas nulėmė didelę dalį kitokių mūsų elgesio formų, tai pirmiausia mūsų istorija, mūsų augimas tam tikroj šeimoje, tam tikroj aplinkoje ir tos šeimos vieta mano psichologijoje. Kiek šeimos normos, elgesio taisyklės, nustatyti gyvenimo suvokimo stereotipai man yra svarbus. Pietuose šeimos ryšiai šventi. Mamos formuoja vertybinę savo vaikų ir visuomenės orientaciją.
Skurdas Pietų Italijoje tiesiogiai susijęs su amoraliu familizmu, teigia sociologas Edvardas Benfieldas. Tai kultūriškai įgimtas pasitikėjimas tik savo šeimos nariais ir jos veiksmų besąlygiškas palaikymas. Užtenka prisiminti ir tos filmus Krikštatėvis, kur iš tikrųjų moteriškės bevirdamos padažą virtuvėje nusprendžia, kas bus mafijos bosas. Ir vyrai tik tai įvykdo šitai. Tai aš noriu pasakyti, kad kuo labiau į pietus, tuo labiau Italijoje tas matriarchatinis, bet labai subtilus matriarchatinis vadovavimas šeimai veda prie to, kad šeimos sprendimai gali būti šventesni už religijos taisyklės. Kodėl svarbu ugdyti pasitikėjimą visuomenėje? Tai mažina nusikalstamumą, gerina socialinius santykius, didina solidarumą. Ta patvirtina Skandinavijos šalių sėkmės istorijos. Negana to, ekonomistai apskaičiavo, jog 15% išaugęs žmonių pasitikėjimas kitais nemažiau kaip 1% padidina šalies ekonominį augimą ir 2% investavimo lygį. Kas padeda jį puoselėti? Labai svarbu tas susikalbėjimas tarp kartų. Ir čia atsisakymas to galbūt kitą kartą egoizmo. Yra kiekvienos kartos egoizmas. Vienokie poreikiai yra, nes vienokia patirtis yra dabartinių pensininkų, kitokia patirtis yra dabartinių 50-mečių, 40-mečių, dar kitokia patirtis yra tų, kurie ateina. Tai vadinami, reiškia, Z karta, kur, reiškia, vaikai gimė po 2000 metų, kurie gyvenimo neįsivaizduoja be informacinių technologijų ir jų identitetas yra visiškai kitoks. Aš negalėčiau pateikti tokio tiesmukiško atsakymo, bet pirmas būtų tai geriau suprasti, neabsoliutizuoti galų galę savo patirties, ne tik individualios, bet ir kolektyvinės patirties. Kitų žmonių, o ypač autoritetų, nesavanaudiškumo pavyzdžiai užkrečia. Tokios socialinės užuominos padėtų kurti geresnius įstatymus, skatinančius etišką elgesį politikoje ir versle. Sąžiningumas naudingas netgi sveikatai. Žmonėms dalyvaujant psichologiniuose bendravimo žaidimuose, smegenyse padidėja laimės hormono oksitocino kiekis. Jeigu kalbam apie apskritai visuomenės tą socialinį dorovinį kapitalą, kuris ir nulemia visų jos narių gyvenimo kokybę, tai manau, kad mes turim puikią patarlę, žuvis pūva nuo galvos. Ir galvoju, kad lygiai taip pat ta žuvis gali taisytis nuo galvos. Aš galvoju, kad tų visuomenės lyderių, kurie yra nuomonės formuotojai, kurie pavyzdžiai tiems, kurie dar nėra pasiekę arba gal niekad nepasieks to paties, jų elgesys, jų santykis su moralinėmis vertybėmis, su silpnais šitos visuomenės dalyviais yra vienas iš svarbiausių dalykų, kurie parodo, kaip žmogus jaučiasi šitoje šalyje